Pirma, norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti čia, būti su jumis ir klausytis tikrai labai įdomių pranešimų. Pati esu gydytoja akušerė ginekologė, dėl to mano pranešimas atspindės būtent gydytojos ginekologės žinias ir kompetencijas. Tai tema bus moters fiziologinio gyvenimo laikotarpių, lytinių hormonų ir ADHD santykis. Na ir dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas yra neurologinio vystymosi sutrikimas, kuriam būdingas neatidumas, hiperaktyvumo ir arba impulsyvumo simptomai sukeliantis sunkumo akademinės, profesinės, socialinės veiklos sferose. Manoma, kad ADHD atsiradimui didžiausią įtaką daro sutrikęs katecholamino metabolizmas, ypatingai dopamino ir norepinefrino disreguliacijos smegenų žievėje. Taip pat stebimas mažesnis serotonino aktyvumas. Na ir kodėl kalbu aš būtent šią temą? Tai ADHD moteriams dažnai pasireiškia neakivaizdžiais simptomais, kurie ilgą laiką gali būti maskuojami ir lieka nepastebėti. Dėl sudėtingesnės diagnostikos ir netipinio pasireiškimo moteriams ADHD diagnozė nustatoma šiek tiek vėliau negu vyrams ir dėl to moteris, mergaitės ilgesnį laiką yra negydomos, o tai gali turėti įtakos kitoms rimtų sveikatų problemų atsiradimui. Na ir noriu pasidžiaugti, kad randame vis daugiau naujų tyrimų. Ir tikrai išaugo susidomėjimas lytiniais skirtumais tarp ADHD turinčių asmenų, įskaitant tyrimus, kurie konkrečiai nagrinėja ADHD pasireiškimą ir pagrindinius mechanizmus moters organizme. Na ir endogeniniai moteriški lytiniai hormonai, tai yra būtent hormonai, kurie gaminami moters organizme, buvo identifikuoti kaip vienas iš veiksnių galinčių prisidėti prie lytinių skirtumų simptomuose. Dabar taip labai abstrakčiai pakalbėsime apie estrogeno ir progesterono poveikį būtent smegenims, centriniai nervų sistemai. Ir dopaminas yra vienas iš pagrindinių neuromediatorių susijusių su ADHD. Iki klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad estrogenas stimuliuoja dopamino gamybą, mažina pakartotinį įsisavinimą ir skaidymą sinapsėje. Mažo estrogeno kiekio laikotarpiais, tai būtent kalbant apie liuteininę fazę ciklo metu, menopauzę, prieš menopauzę, kai pradeda mažėti estrogeno kiekis, aišku ir ne po nėštumo, tai ADHD simptomai išryškėja. Na ir progesteronas, jo veikimas nėra toks vienareikšmiškas, jo metabolitas prefrontalinėje žievėje slopina dopamino išskyrimą, bet to progesteronas skatina gama amino sviesto rūgšties išskyrimą ir tai yra pagrindinis slopinantis neuromediatorius žmogaus smegenų žievėje. GABA veikia kaip raminamoji medžiaga smegenims ir nors tai gali skambėti patraukliai ADHD turinčioms smegenims, per didelis GABA poveikis gali sukelti slopinantį ar net depresinį efektą. Moteris gali jausti padidėjusį neatidumą, nuovargį, smegenų rūką, dirglumą ir liūdesį. Šitą skaidrę tikrai neaiškinsiu visų kelių, kaip viskas vyksta, bet aš tiesiog norėjau vizualiai parodyti, kiek daug iš tikrųjų mes turim receptorių estrogeno ir progesterono smegenyse ir kad šie lytiniai hormonai tikrai yra labai svarbus smegenų funkcijai. Na ir kadangi mano tema skamba kaip fiziologiniai moters gyvenimo laikotarpiai ir pokyčiai, ko galima tikėtis jų metu, tai dėl to ir pradėsiu nuo jų paaiškinimo. Tai pavyzdžiui, vaikystė, ne? Tai vaikystė prasideda po kūdikystės ir hormonų kiekis šio laikotarpio yra stabilus, simptomai irgi yra gana vienodi ir berniukams ir mergaitėms jie labai nesiskiria. Lytinis brendimas, tai jam jau būdingos menstruacijos, spartus augimas, antrinių lytinių požymių vystymasis. Na ir mūsų klimato sąlygomis paprastai mėnesinės prasideda apie 13 metus. Atsiranda lytinių hormonų bangos, kurių poveikia ADHD simptomai gali tapti dar intensyvesni. Vaisingas laikotarpis. Tai yra laikotarpis nuo lytinės brandos pradžios iki gebėjimo natūraliai pastoti pabaigos ir jam būdingi stabilūs, cikliški moteriškų hormonų pokyčiai.
perimenopauzė labai įdomus laikotarpis, nes tai yra būtent laikotarpis nuo vaisingumo perėjimo nuo vaisingumo iki menopauzės, kai jau moteris negali pastoti. Ir šiam laikotarpiui būdingi svyravimai hormonai ir dėl to palaipsniui estrogeno ir progesterono kiekis mažėja ir simptomai išryškėja. Na ir menopauzė, tai yra hormonų lygis tampa žemas ir stabilus. Kad mes galėtume suprasti, kaipgi viskas vyksta iš tikrųjų moters organizme, tai yra svarbu ir suprasti savo fiziologiją. Na ir mėnesinių ciklo reguliavimas priklauso tikrai nuo sudėtingų neurohormonalinių ryšių tarp smegenų, kiaušidžių ir gimdos. Paprastai tariant, kiaušidės turi tos vadinamus pagrindinius funkcinius vienetus, tai yra folikulus. Jie atrodo kaip maišeliai, kuriuose bręsta kiaušialąstė ir gaminami lytiniai moteriški hormonai. Įdomu tai, kad mergaitė jau gimsta su tam tikrų folikulų skaičiumi ir gyvenimo eigoje mes netenkame palaipsniui jų kiekių ir aišku, kad sutrinka ir hormonų gamyba, ir kiaušialąsčių brendimas ir mes pereinam į menopauzę. Dabar dėl pačių hormonų gamybos. Tai kodėl mūsų hormonai taip svyruoja būtent ciklo metu? Tai irgi susiję su pokyčiais, kurie vyksta mūsų kiaušidėse. Tai pavyzdžiui, tik pasibaigus mėnesiniam prasideda folikulų brendimo fazė. Tai reiškia, kad sumažėjusi estrogenų koncentracija kraujyje skatina folikulo stimuliuojančių ir liutinizuojančių hormonų išskyrimą. Folikulai auga, bręsta ir prasideda hormonų sintezė, būtent iš cholesterolio gaminamas testosteronas kiaušidėse, dalis to testosterono patenka į kraujotaką, o kita dalis naudojama estrogenų gamybai. Na ir kai jau tų estrogenų kiekis pasiekia maksimumą ir išsilaiko maždaug 50 valandų, įvyksta ovuliacija, tai yra tas folikulas plyšta, kiaušialąstė išeina ieškoti apvaisintojo ir jos vietoje formuojasi geltonas kūnas. Geltonas kūnas vėlgi iš cholesterolio gamina progesteroną. Progesteronas tai yra pagrindinis nėštumo hormonas, reikalingas palaikyti nėštumą. Na ir kad būtų paprasčiau, čia yra schema, kaip viskas vyksta mėnesinių ciklų metu, tai mes matom, kad estrogenų koncentracija po truputį didėja, jinai pasiekia piką, formuojasi geltonkūnis, kuris išskiria mažai estrogenų ir daugiau progesterono. Šiaip moters organizme mes turim 3 rūšių estrogenus, tai estronas, tai yra pagrindinis menopauzės estrogenas, kuris gaminamas riebalinėme audinyje, antinksčiuose, estradiolis, tai yra pagrindinis estrogenas vaisingo amžiaus moterims, na ir estriolis, tai yra pagrindinis estrogenas, kurio gamyba suintensyvėja nėštumo metu. Estrogenas tikrai turi daug poveikių visam mūsų organizmui, tai ne tik poveikis smegenims, bet ir fiziniai sveikatai ir lytiniai sistemai. Na, o progesteronas, kaip jau minėjau, yra pagrindinis nėštumo hormonas, kuris paruošia moterį nėštumui ir krūties žindymui. Na ir be to jis tai, kaip jau sakiau prieš tai, skatina gama amino sviesto rūgšties išskyrimą, tai yra pagrindinio slopinančio neuromediatorio žmogaus smegenų žievėje. Dabar vėlgi labai trumpai apžvelgsiu mokslinius tokius straipsnius apie ADHD ir jo pasireiškimą moteriams skirtingais laikotarpiais. Tai aišku, kad gimus mergaitė estrogenų ir progesterono lygis būna itin aukštas dėl to, kad jinai gauna tos hormonus iš mamos. Per kelis pirmuosius mėnesius hormonų kiekis sumažėja iki stabilesnio lygio. Na ir 2020 metais buvo atliktas tyrimas, bandyta įvertinti, ar mergaitės turinčios ADHD ir neturinčius turi vienodą kiekį estradiolio, progesterono ir testosterono, tai skirtumo nebuvo rasta. Brendimo laikotarpiu lytinių hormonų kiekis sparčiai didėja, padidėja progesterono, estradiolio lygis, na ir aukštas progesterono lygis paruošia migdolinį kūną stipresniai reakcijai. Padidėjęs migdolinio kūno aktyvumas gali sukelti depresijos, nerimo, dirglumo, impulsyvumo simptomus.
Dabar PMS, nėštumas ir hormoniniai pokyčiai. Tai kaip jau ir kalbėjau, pirmos 2 savaitės estrogeno lygis kyla, nuotaika gerėja, ADHD simptomus tampa lengviau valdyti. Taip nutinka todėl, kad padidėjęs estrogeno kiekis skatina didesnį geros savijautos neuromediatorių išskyrimą smegenyse. Tačiau po ovuliacijos nuotaika dažnai blogėja, o ADHD simptomai sustiprėja, nes estrogeno lygis mažėja, o progesterono atvirkščiai didėja. Na ir liuteininėje fazėje, tai yra 2 savaitės po ovuliacijos, progesteronas silpnina teigiamą estrogeno poveikį ir gali net sumažinti stimuliuojančių vaistų veiksmingumą. Galiausiai prasidėjus menstruacijom tiek estrogeno, tiek progesterono lygis sumažėja ir ciklas prasideda iš naujo. Apie nėštumą. Tai nėštumo metu padidėja ir estrogeno, ir progesterono lygis, jisai sparčiai didėja ir dėl to pirmą nėštumo trimestrą ADHD simptomai gali sustiprėti. Antram ir trečiam nėštumo trimestre jau hormonų lygis tampa stabilesnis, estrogeno poveikis padeda sumažinti simptomus. Na ir po gimdymo staigus hormonų sumažėjimas padidina depresijos, nerimo ir ADHD simptomų riziką. Perimenopauzė ir menopauzė. Menopauzė žymi moters menstruacinio ciklo pabaigą ir vyksta praėjus 12 mėnesių po paskutinių mėnesinių. Estrogenų lygis sumažėja maždaug 65% moteriai pasiekus menopauzę, o hormonų gamybos mažėjimas gali prasidėti dar mažiausiai prieš 10 metų. Tai yra vadinamas perimenopauzės laikotarpis. Dėl estrogeno sumažėjimo moteris taip pat patiria dopamino, serotonino kiekio sumažėjimo smegenyse. Tai gali sukelti nuotaikos pokyčius, didesnį nuovargį, sunkumų mąstyme ir atminties problemas. Šie simptomai ypač pasireiškia moteriams, kurios jau turi ADHD. Vis dėlto šio laikotarpiu yra ir teigiama pusė, nes progesterono lygis taip pat sumažėja. Dėl progesterono kritimo net nedidelis likęs estrogeno kiekis gali būti naudingas moteriams ir jų organizmui. Na ir žinoma, čia gali labai efektyviai suveikti ir pakaitinio hormono terapija. Na ir norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų ryšys tarp lytinių hormonų ir ADHD pasireiškimo yra vertinamas, atliekami nauji klinikiniai tyrimai, tačiau dabartinė įrodymų bazė yra labai ribota ir pabrėžiamas tolesnis tyrimų poreikis dėl ryšių tarp lytinio hormonų ir ADHD simptomų moterims. Ačiū labai.